Manai, kad pažįstate Bluey. Ši laida pilna paslėptų detalių, kurių dauguma gerbėjų visiškai nepastebi. Štai paslaptys, kurias turite pamatyti. 1. Precelis turi 2 mamas. Vienoje klasės scenoje vaikai kalba apie augintinius ir užkandžius. Precelis pamini savo mamas, kai pasakoja apie pabėgusį jūrų kiaulytę. Taip, kai mano jūrų kiaulytė pabėgo, mano mama pasakė, kad jis gali sugrįžti. Jis tai pasako greitai, todėl daugelis žiūrovų gali to nepastebėti iš pirmo karto. Laida iš to nedaro didelės reikšmės. Precelio šeima rodoma kaip įprasta kasdienio gyvenimo dalis. Tokiu būdu Bluey rodo skirtingus šeimos tipus, nesustabdydama istorijos aiškinimams. 2. Svetimi dalykai. Serijoje Supynės, Čili ir Pompom mama tyliai kalbasi, kol vaikai žaidžia. Jų balsai nutyla, kai jos pradeda kalbėti apie vieną laidą. Abi joms patinka. Tikiuosi, kad tave sugrąžins 4. sezonui. Taip, tikrai. Ar nematei anonso, mama? Jos pamini personažą ir vietą, kuri yra snieguota ir toli. Stranger Things gerbėjai supras, ką jos turi omenyje. Šios scenos smagumas kyla iš to, kaip dvi mamos džiaugiasi tuo pačiu jauduliu, kurį jaučia gerbėjai, kai pasirodo naujas anonsas. Tai parodo mažą ryšį tarp Bluey parko ir pasaulio, pilno paslapčių. 3. Bluey mokosi kovos menų. Vieną vakarą šeima išneša šiukšles. Bluey vilki karate kimono. Iš pradžių jos diržas yra baltas. Vėliau, kai ji treniruojasi ir tobulėja, diržas tampa geltonas. Serialas šio pokyčio neišryškina. Tai parodyta tyliai, todėl žiūrovai gali pastebėti Bluey pažangą laikui bėgant. Tai nedidelė detalė, rodanti, ką Bluey veikia už pagrindinės istorijos ribų. 4. Draugiškas piešinėlis. Pradžioje, kai rodoma Bingo, matome Bingo kambarį. Ant sienos yra piešinys, kuriame Bluey ir jos draugas Žanas Liukas šypsosi kartu. Šis piešinys yra svarbus, nes jis primena mums jų stovyklavimo kelionę. Seriale tas pats piešinys vėl pasirodo, kai šeima kalba apie motinos dieną. Jis yra toje pačioje vietoje ant sienos. Tai rodo, kad Bluey vis dar prisimena savo draugą ir kelionę. Originalioje serijoje ant stalo matome klevų sirupą, kas leidžia manyti, kad Žanas Liukas yra prancūzų kanadietis. Vėl pamatyti tą piešinį parodo, kaip Bluey vertina savo draugystę. 5. 101 Dalmatinas serijoje Aštuonkojis veiksmas persikelia į Chloės namus. Namas yra modernus ir spindi saulėje. Ant durų esantis numeris yra 101. Tai nedidelė užuomina. Chloės šeima yra dalmatinai, o namo numeris yra nuoroda į istoriją 101 Dalmatinas. Šią detalę lengva praleisti, tačiau ji pradžiugina žiūrovus, kurie prisimena klasikinę istoriją. 6. Mes jau esame sutikę Bucky Dunstaną anksčiau. Ženklė yra draugiškas nekilnojamojo turto agentas vardu Bucky Dunstanas. Jis susitiko su banditu seniai, kai banditas buvo jaunas. Klasės draugas kažkada pasakė kažką, kas privertė banditą kuriam laikui nustoti piešti. Tas klasiokas buvo vardu Bucky Dunstanas. Kai banditas apie jį kalba drakonė, vėliau parodoma ta prisiminimo scena, o Bucky sugrįžta jau suaugęs. Jų praeitis paaiškina, kodėl banditas reaguoja taip, kaip reaguoja. 7. Bluey paslėptos nuorodos. Paslėpti žaisluose. Kai kurie žaislai Bluey pasaulyje yra nuorodos į tikrus žaislus. Chattermaxas kartais rodo tokią pačią energiją kaip Furby žaislas. Bluey mažas automobilis primena žiūrovams Cozy Coupe, o Polly Puppy turi vardą panašų į garsios žaislų linijos pavadinimą. Kai kurie žaislai atrodo kaip veikėjai iš žaidimų ar filmų. Pavyzdžiui, pliušinis žaislas primena Sansą iš Undertale, o kamuolys su žvaigždės ženklu pasirodo iš žaislų istorijos. Šie žaislai daro žaidimų scenas smagesnės žiūrovams, kurie juos pastebi. 8. Bingo žaidžia pažįstamą žaidimą automobilyje serijoje Ženklas. Šeima laukia automobilyje. Bingo perkelia pirštus per langą, šokinėdama nuo vieno daikto prie kito. Tai tas pats žaidimas, kurio ją išmokė Čili kelionės metu, kai planšetės buvo paliktos namuose. Žaidimas paprastas, bet smagus. Matyti, kaip Bingo vėl žaidžia šį žaidimą, parodo, kaip tokie maži žaidimai gali įstrigti vaikams. Tai šiltas priminimas apie mažas tradicijas. 9. Indiana Jonesas. Vienoje scenoje banditas su mergaitėmis bėga koridoriumi. Banditas ridena didelį jogos kamuolį jų link. Tai užuomina į prarastosios skrynios plėšikus. Jis netgi pavadina žaidimą Riders. Ridenamas kamuolys primena garsiąją akmens sceną iš filmo. Vėliau banditas sako, nėra bilieto. Ir numeta Bluey ant sėdmaišio. Aš neturiu. Tai panašu į tai, kaip Indiana išmeta piktadarį iš dirižablio. Vaikams patinka gaudinės, o suaugusieji pastebi nuorodas. 10. Žiedų valdovas. Šioje serijoje Bingo bėga prie bandito su savo plunksnų lazdele. Banditas ištiesia ranką ir sušunka, tu nepraeisi. Tada svetainė atrodo kaip ugninis tiltas iš žiedų valdovo. Vėliau yra dar viena nuoroda, kai senelis slepiasi su mergaitėmis medžio šaknyse. Kadras sukomponuotas taip, kad primena sceną, kurioje 4 hobitai slepiasi nuo juodojo raitelio. Susisukusios šakos ir sustingę personažai atkuria tą akimirką iš filmo, bet tai nėra akivaizdu. 11.
Ilgas šuo. Ilgi šunys yra vienos linksmiausių paslėptų detalių Bluey animacijoje. Jie pasirodo daugelyje vietų – ant lentynų, už žaislų, spintelėse, languose ir net šventinėse scenose. Kai kurie turi dryžius, kai kurie dėvi sauskelnes, kai kurie užsidėję mažas kalėdų senelio kepurėles. Juos lengva nepastebėti, nes jie susilieja su fonu. Rasti ilgą šunį yra tarsi rasti mažą lobį, kuris sujungia skirtingas serijas. Tai beveik kaip slaptas žemėlapis, paslėptas animacijoje. 12. Bluey mėgsta daryti nuorodas į kitus populiariosios kultūros kūrinius. Kartais Bluey užsimena apie kitas istorijas ar filmus. Seriale gali būti mažų užuominų į Ozą, Indiana Jonesą ar Pink Floyd. Šios nuorodos neužgožia istorijos. Suaugusiems jas lengva pastebėti. Vaikai vis tiek gali mėgauti seriją, net jei jų nesupranta. Tai daro serialą smagų visoms amžiaus grupėms. 13. Džekas ir Rastas nori žaisti karą. Kai Kalipso baigia pasakoti istoriją, Džekas ir Rastas vėl prašo žaisti karą. Tai panašu į ankstesnį nuotykį, kai Džekas išmoko susikaupti, sekdamas ramaus ir pasitikinčio savimi Rasto pavyzdžiu. Jų susijaudinimas parodo, kokią didelę reikšmę jiems turėjo tas ankstesnis momentas. Nors Rasto tėčio tarnyba toli nuo namų daugiau nebeminima, istorija primena žiūrovams apie ryšį, kurį berniukai užmezgė žaisdami kartu. 40 valstybinis numeris turi slaptą žinutę. Hillerių šeimos automobilyje yra paslėpta detalė ant valstybinio numerio. Jame parašyta 419 HLR. Daugelis gerbėjų mano, kad tai yra nuoroda į švelniai mėlyną spalvą, kuri tinka Hillerių šeimai. Laida to niekada neišryškina, bet kai žiūrovai tai pastebi, tai tampa mažu vidiniu pokštu. Numeris tyliai pasirodo daugelyje serijų, suteikdamas papildomo smagumo akyliems žiūrovams. 15. Genialios paslėptos Bluey detalės. Bluey kiekvienoje serijoje turi daug mažų paslėptų detalių. Kartais teniso kamuoliukas nepastebimai nurieda per sceną. Ilgo šuns formos žaislas gali pasirodyti ant lentynos. Šios detalės yra subtilios ir netitraukia dėmesio nuo pagrindinės istorijos. Vaikai gali džiaugtis, kai pastebi kamuoliuką. Suaugusieji mėgaujasi pastebėdami mažus objektus fone. Kiekvienas paslėptas daiktas suteikia istorijai šiek tiek papildomo smagumo. 16. Čili muzikinis skonis. Kai Čili grįžta po bėgiojimo, jos muzikos grotuvas turi prizmės dizainą. Jis atrodo panašus į garsųjį Pink Floyd albumo viršelį. Šuns stiliaus versija yra subtili. Vaikai gali to nepastebėti, bet suaugusieji atpažins nuorodą. Ši paprasta bėgiojimo scena šiek tiek atskleidžia Čili asmeninį skonį ir asmenybę. 17. Fire Emblem. Paslėpta detalė. Hammer barne yra daug foninių juokelių. Viena paslėpta detalė – tai prekių etikečių rinkinys, kurių pavadinimai sutampa su Fire Emblem serijos pavadinimais. Jie labai greitai pasirodo pirkinių vežimėlio lentynoje. Dauguma žiūrovų to nepastebi. Animatoriai tai įtraukia kaip tylų pagarbos ženklą šiai serijai. Tai paslėpta vienoje iš judriausių parduotuvės scenų. 18. Dantukų fėjos pinigai. $5 kupiūra, kurią Bluey gauna iš dantukų fėjos, neišnyksta po vienos serijos. Ji vėl pasirodo kituose epizoduose. Ji matoma kišenėse, kepurėse, gatvės muzikanto dubenyje ir kitur. Mažas lipdukas ant kupiūros padeda žiūrovams ją sekti. Gerbėjams patinka pastebėti, kur ji pasirodys toliau. Tai sukuria mažą istoriją fone, kuri tyliai keliauja per Bluey pasaulį, kol šeima užsiima savo kasdieniais nuotykiais. 19. Cat Squad serijoje, kurioje Hillerių šeima ruošiasi vestuvėms, girdime, kaip Čili, Banditas ir Straipas dainuoja trumpą dainelę, kuri baigėsi žodžiais Cat Squad. Kačių būrys! Cat Squad! Jei atidžiai pasižiūrėsime po namus, galime pastebėti kačių būrys lipdukus ant sienų, magnetuką ant šaldytuvo ir net žaislinę lovelę su kačių būrys paveikslėliais. Fone grojanti muzika yra iš įsivaizduojamos kačių būrys laidos. Joje netgi yra trumpas gitaros solo ir kniaukimo garsai. Atrodo, kad laida norėjo parodyti, jog Bluey ir jos draugai taip pat mėgaujasi mažais televizijos nuotykiais, kaip ir vaikai tikrame gyvenime. Kačių būrio daiktai pasirodo keliose epizoduose, tačiau juos lengva praleisti, jei nekreipiate dėmesio. 20. Vintono ir terjerų tėvai randa savo laimingą pabaigą. Kitų epizodų fone galime pastebėti Vintono tėtį Kornelijų ir terjerų mamą, kurie pradeda artėti vienas prie kito. Ankstesniuose epizoduose matėme, kaip Kornelijus eina į pasimatymus su skirtingais šunimis. Ir jis atrodė šiek tiek liūdnas. Trečiojo sezono serijoje Tobulas jis žiūri liūdnai per pikniką, kas leidžia suprasti, kad jam nesisekė. Tačiau serijoje TV parduotuvė matome jį ir terjero mamą leidžiant laiką kartu. O serijos ženklas pabaigoje jie išvažiuoja kartu, o vaikai sėdi gale. Tai buvo tik keli paslėpti dalykai, kuriuos pastebėjome Bluey. Kuris iš jų tave labiausiai nustebino? O gal pastebėjai kažką, ko mes nepaminėjome? Parašyk komentaruose žemiau ir kaip visada pasimatysime kitame vaizdo įraše.